Sveiki visi. Tai aš čia Kęstutis ir šiandieną darau naują video, vadinsis Kęstukas virtuvėlė. Ir šiandieną gaminsim paprastus sausainiukus su šokoladu. Ir ką, tai nieko nelaukiam, kimbam, orkaitė jau įjungta, tai ką, einam prie darbų. Taip, tai paeinam prie darbų. Tai susitiksime. Tai aš biškai jau kaip ir susiruošiau. Tai kiek skaičiau reikia sviestą, nežinau. Man atrodo, aš gausiu tiek išpizdavojama, kad pizdėts nemoka kept sausainių. Bet aš niekad gyvenim nekepiu sausainių. Aš šiandien gavau tokią idėją. Prašymą, kad iškept sausainį arba tortą. Tai nusprendžiau pirmą pabandysime sausainius iškepti. Tai va, dedam čia. Sakiau, dedam čia. Nežinau, čia kiek reikia. Skaičiau 200 gramų sviestą ar kaip ten. Nesuprant niekad. Nieko negirdėjot. Rankas nusiploviau, nes kažką darant reikia rankas nusiplauti, tai aš nusiploviau. Kad neparodžiau, atsiprašau, atleiskit. Tai dabar reikia cukraus. Ir kiek čia dėti cukraus? Ką žinau? Net kaip sunku. Aš suprantu merginas, kurias daro maistą valgyti ir kiti vyrai nepadeda. Bilema, kaip jiems sunku viską žinot, kaip ką dėti. Ką žinau, bet nepasaudint. Dar biškai. Pirmam kartui taip, paskui žinosi, kad reikia mažiau. Pirmam kartui tiek įdėjau, paskui žinosi, kad reikia biškai mažiau. Mes viską mokinamės. Negimstam, niekas gimstami. Tai va, su kuo dabar čia maišyti? Karočiui, su šito bandau maišyti, ką žinau. Man atrodo, ne su to maišau. Ne taip reikia, nu. Ne, blėt, aš šūs. Nepatinka man taip. Ne, nepatinka. Su elektriniu, man atrodo, daug lengviau būtų. Gal, turbūt, nežinau. Neįsivaizduoju. Nu, aš taip manau. Na, nepaminėsiu. Ne, įdomu, žinokit. Tikrai įdomu. Labai įdomi veikla. Labai. Jau man patinka. Nereikia su kažkuo kitu. Su šaukštu. Tada. Paskui, kiek mačiau, reikia... Reiks pasiskaityti dar, nes jau pamiršau, ką reikia dėti. Bet man atrodo jau... Gerai, tuoj aš pasiskaitysiu ir sugrįžime. Tuoj. Dabar reikia į šitą masę įmušti, kaip suprantu, liktais vieną kiaušinį.
gerai bus. Aš nežinau. Čia filmuoji? Ai, filmuoji. Nežinau, kiek čia kaip kodėl. Kaip sakoma, pirmas blynas būna prisvylęs, o paskui tik būna tobulai būna. Na, virėjas bus. Labai norėčiau, labai daug darbo. Kaip reikėtų visiems gaminti, kad jėtų. Bet dabar kaip būtų smagu, aš čia maišau, čia tokia draugė mano daryti, maišyti kitą tašlą daryti. Su miltais, druska ir tą kažko tai ten. Ar kepimą milteliais. Daug greičiau dviesi, bet vienam. Nu, ką jau padarysi. Maišom, maišom, nežinau. Kaip skaniai atrodo, dabar aš jau noriu valgyti. Atėjo laikas, kaip reikia mokintis. Kaip mano žmona būtų kaip karalienė. Aš pagaminčiau sausainiukų, jei nebūtų nuotaika. Taip sakytų, nėra nuotaikas, eik iš čia. Aš tik prie puodų, bam porą valandų. Galvoju, sausainai ir arbatytė, prašau, brangiau įdėti. Mums netinka taupyti, tau daug labiau gražiau tinka su šypsena būti. Su šypsena taip gražiai atrodai. Ir būsi sveika, kai šypsais. Kai liūdi visada būni pikta, tai... ne apie moteris, ne apie vien moteris kalbu merginas, bet ir apie vyrus. Kai jie pikti ir liūdni, tai ir sarga. Viskas jiems ten nepatinka, skauda ir panašiai. Bet kaip jie yra laimingi, džiaugiasi. Tiesiog skraido, neįmanoma jų sulaikyti. Dabar reikia, šitą kol kas palikim, ramybį, nežinau kur, dėdė. Dabar aš noriu dėti. Dabar aš noriu prieiti prie miltų ir tokių dalykų. Gerai. Taip atsidaro. Kiek miltų dėti? Nu, nepagailėsiu, kiek išeis sausainių tiek, bet kuo daugiau išeita. Kaip sakot, užteks ar dabiškai? Pirmam kartui gerai bus. Net nelabai daug parašyta, kiek pavadėti. Parašyta, bet nemoku. Nežinau, kaip naudoti. Neturiu nei matuoklių, nei svarstyklių, nieko, tai ką žinau, kaip. Iš akės viską. Gerai, dabar reikia. Noriu užsidruską, tai reikia nepadauginti. Reikia šaukštelę. Jau patauginti, paskui bus pyzdėti. Ir einu dar pasižiūrėti, kiek reikia vanilinio cukraus. Tu, kepimą miltelį, net tu pasakiau. Įdomu, galima valgyti ar ne? Kepimo miltelis. Arba gal vanilinį cukrų, tai galima, man atrodo.
Atsakyti šaukštuku. Išmaišysim. O, blėt, eik tu na. Nu, tikras vyrėjas. Okay. Ne, gerai. Man atrodo, visas kambarys bus baltas numiltų. Geras vyrėjas. Draugė, tai jau man būtų davus velnių. Ką tu darai, nepastik miltų po visą kambarį, po visą stalą. Na ką man daryti, kad aš nemoku, tai taip. Sakiau. Ne, man atrodo, kai pamatys video, tai mane draugė špildavo, sakė, tu kas čia darai, visas stalas baltas, pats visas baltas. Da, kai paragaus, tai man net pačiam baisu, žinokit, ragauti. Kas per skonis bus? Pirmas kartas. Gal nenunuodysiu kažko. Nesakiau, kad vieną kaimynį nunešė, mamai porą, draugė porą ir darbam kelias nunešė paragauti ir savo pasilikti. Jeigu bus skanus, jeigu nebus neskanus, tada sakytų, valgykit skanaus, pats pabėgsi. Gal kritikas, kaip hujovai padarai. Dabar aš noriu kažkiek. Mane sausainiai bus su šokoladu. Nu, karoči. Tas bus pyzdės. Ai, na. Didelis gabalas įkrito. Ai, tai pasprungti manom. Reik biškis smulkesnį, čia aš darau. Gerai bus. Einu nusplaut ranką, toj grįž. Gerai, nusiploviau rankas. Matot, va, švarios. Va. Nu ką, bandom kažką tai daryti.
Pajuk tu na. Okay. Einu pasiskaityti. Tuoj palaukit, sugrįš. Galėtum Įdėjau kepti. Nežinau, kas čia įsikeps ar ne. Dabar reikia 12 ar kiek minučių kepti. Tai va. Laukiam. Tikiuosi gerai išeis. Kaip pirmam kartui. Svarbiausia, kad išsikepti ar būtų bent kažkiek skanus. Nes jeigu ne, tai... Oi, man net paduosiu ir bėgsiu. Kad tik kritikas negautų. Tai va. Kol kepa sausainukai, tai pirmą kartą aš pabandysiu tokį gėrimą. Kažkokį tai Coca-Cola, Lamors, kažkokį vyno gerą, ko čia tokį. Dar nesu gėręs, tai noriu pabandyti. Geras. Eik tu kokia skanuma. 10 iš 10 man patinka. Dar turiu kitokį tuoj paragausiu. Ir dar paragausime va tokios kola vanilės. Vanila vadinasi. Tai. Jeigu gerai ištariu. O dieve. 10 iš 10. Wow. Man patinka. Skanus. O dabar einu toliau laukti. Sausainiukų, kol iškeps. Man atrodo, bus nieko gero. Pirmas kartas ir nieko gero. Tik primsiu kritiką ir panašiai tik iš draugės. Iš kitų pamokymų ir kritikas neprimsiu. Bėgsiu. Duosiu paragauti ir kaip nešuku dašiu ir visą. Bet iš draugės tai sėdės ir klausysis. Sakys, Kęstai, blet, va, ką tu čia pridarai? Tokią neskanumą, jetau. O jetau. Tai va. Nu, iš kvapą tai skaniai atrodo. Nebent taip man atrodo. Ką žinau. Nu, bus matyt, kaip čia bus viskas. Tai va. Tai va, sausainiai jau buvo iškepti. Liko iš 12 tik 2. Tai tuoj papasakosiu. Tai va. Tai kol gaminu, aš tikėjausi, kad tie sausainiai bus neskanus, bus kieti ir panašiai, bet atėjo draugė su šuniu, nu, žodžiu. Tai paragavo ir aš žiūrėjau, galvoju, viską gerai padariau. Ir anai tokio, kokio skanumo, saka. Ir aš negaliu patikėti, paragavau pats. Ir žinokit, tikrai tokią skanumą ir tokią minkštumą, tiesiog tobulai, 10 iš 10. Dar net nunešiau 2 sausainiukus kaimynėms. 2. Tai jos paragavo, tiesiog, saka, 10 iš 10, saka, šaunuolis, Kęstuti. Saka, man atrodo, jau sakysime, gaminti šitų sausainiukų labai skanas.
Tai va, dar liko 2, tai mamai vieną paliksiu ir kitą nunešiu vadovui paragauti. Tai va. Bet dabar jau kaip ir prisimenu, tai pagaminsiu daugiau ir gal daugiau šokolado bus ir panašiai. Tai va. O, tai va, toks video. Jeigu patiko šis video, nepamiršk paspausti laiką, subscribe, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais ir pabandom surinkti 300 subscriberių. Ir aš šiandien atradau naują hobį ir nuo šiandienos pradėsiu gaminti keptas sausainius. Tai va, žiauriai patiko. Ir ačiū mano draugiai, kad pasiūlė tokią idėją ir aš ją įgyvendinu ir man žiauriai patiko. Ir dabar aš kepsiu jai sausainiukus, pyragus, tortus, tai va. Visą gerą. Čia buvo Kęstutis ir čiau čiau.